Aš irgi negirdėjau, aš į muziką groju. Žinau, kad mergaitė vaikščiojo koridoriais ir kvietė paskutiniam skambučiui. Malonu jūs visus matyti, ypatingai mūsų abiturientus, abiturientės, taip gražiai pasipuošusias, su šypsenom veiduose. Visi tai yra šventė, tai yra jūsų šventė. Tai yra jūs 12 metų. Kiekvienais metais jūs kvietė tas skambutis ar toks, elektrinis dažniausia, tai, į pamokas. Ir štai dabar nuskambėjo paskutinis skambutis ir jums belieka baigti, atsiskaityti už tuos 12 metų. Technologijos egzaminus jūs jau laikėte ir kiek mane informavo, tikrai puikus tie rezultatai. Užsienio kalbos laikė egzaminus, taip, pamatysim, kaip ten sekėsi, kurie pasirinko užsienio kalbos egzaminą. Na, liko pirmadienis, 9 valandą, man jau 7 valandą ryte reikia į švietimo skyrių nuvykti Dabužinskio gatvėje, pasiimti vokus ir užnevežti į vieną skyrių, į kitą skyrių ir laikysite gimtosios kalbos egzaminą. Vadinasi, šaunu, kad toks gražus būrys baigia mokyklą. Lietuvoje baigia 40 171 yra abiturientas. Mūsų mokymo centre yra jų 140. Štai čia turėtų būti pas mus susirinkusių 60. Vakar technologijų skyriuje turėjo būti 80. Va, turėjo būti, sakau, kadangi ir čia 60 nėra, ten 80 nebūtų. Bet tikiuosi, kad jie egzaminus nepamirš. Ką aš jums norėčiau palinkėti? Apart to, kad sėkmingai išlaikyti egzaminus, norėčiau palinkėti gražios vasaros, pailsėkit, pagalvokite, kad reikia tęsti mokymas ir toliau. Tai yra įgyti profesiją, įgyti amatą. Ir patarčiau nesiblaškyti, nes neužbaigus vieno kažkur pult kitur, po to neduok Dieve iškrisite iš kolegijos ar universiteto ir bus taip, baigta tik tai vidurinį. O reikia įgyti amatą. Ir tikrai jūsų profesijos yra paklausios tiek viešbučių darbuotojų, tiek virėjų, tiek padavėjų barmenų. Tikrai yra paklausios profesijos ir darbą Lietuvoje galima gauti. Tad linkiu jums gražių akimirkų, žinau, kad čia savikrinkai pasiruošę, ilgai nekalbėsiu. Ir, na, ruoškitės, liko dar kelios dienos iki to pirmadienio, nes tai yra pagrindinis egzaminas gimtosios kalbos. Visi jie pagrindiniai. Ir mokytojams tikriausia nuo 1 klasės kalbėjo. O štai kūno kultūra, mano, yra pagrindinis egzaminas. Matematika, Irena, tikriausiai čia atkusėdė matematika. Irgi sako, nu matematika tai jau viskas. Taip visi mokytojai sako. Už tai, kai jie pasišventė šitus dalykus mokinti jums. Tad dar kartą linkiu sėkmės ir toliau žodį perduodu mūsų vedėjai. Nepaminėjau šitam skambutį 50 metų, čia man Vidmantas įsitarė, jis labai senas. Aišku, aš už jį senesnis. Vėl mėnulio, žiedadulkėms snigo kanotų gegužio naktį. Šįryt visos kasdieniškos knygos ir visi užrašai užversti. Nežinau paskutinio skambučio, gal jūs laukit be galo seniai, o gal metai jums buvo trumpučiai, kaip keli paprasti sakiniai. Bet štai surasti gyvenimo vietą sunkiau pasirodo, nei lygti spręsti. Nėra užrašuos panašių variantų, taisyklių pritaikyti čia negali. Bet aidas skambutis ir moko gyventi. Sveiki, mėlyjei abiturientai. Sveiki visi čia susirinkę mokytojai ir mokiniai. Šiandien mes čia susirinkome į šventę skirtą abiturientams kaip paskutinę skambučio šventę. Šiandien visose Lietuvos mokyklose nuaidėjo paskutinis skambutis. 12 metų jis jūs lydėjo kasdien. Linksmas, įsakmus jos skambesys tapo kasdieninio gyvenimo dalimi.
tokia pat nesuginčytina, kaip paukščių čiurenimas, vėjo ošimas, kaip linksma pavasario upelio daina. Viskas turi savo pradžią ir pabaigą. Šiandien jums mokyklinis skambutis, kaip abiturientams, nuskambėjo paskutinį kartą. Artėja egzaminai. Svarbiausias abiturientams gyvenimo etapas. Teks susikaupti ir rimtai padirbėti. Bent šiandien jums skambės dainos, bus skaitomi gražūs žodžiai ir sveikinimai. Tad dabar kviečiame sveikinimų žodį tarti mokyklos skyriaus vedėją Oškų. Labai gaila, kad čia turėjo būti susirinkusi ne 57 abiturientai, bet net 29 daugiau. Reiškia, per 2 metus į akademinės atostogas išėjo, metė šitą mokymo įstaigą net 29, tai yra didelė grupė. Aš prisijungdamas prie gerbiamo direktoriaus pasakysiu žodžiu, noriu palinkėti sėkmės, ištvermės, sveikatos, gerai miegoti, neklajoti ir egzaminus išlaikyti taip, kaip mes tarėmės per pamokas. Na, ką simbolizuoja paskutinis skambutis, jūs jau baigėt pilną vidurinio ugdymo programą ir liko nedidelis gabalėlis. Darbų tai yra išlaikyti egzaminus. Kas pasirinko 2, kas pasirinko 3. Viena dauguma jūsų jau yra išlaikę. Šiandien, kaip tik mes perduosim nacionaliniam egzaminų centrui jūsų gautus technologijų brandos egzamino taškus. Reiškia, kai kam pakaks gal vieno, kai kas pasirinko daugiau, turės išlaikyti daugiau. Sveikatos jums, laimės, ištvermės. Nepamirškite traumatinės kalbos egzaminą. Dėkojame. O dabar norėtume, kad ateitų 12 auklėtoja, tai matematikos mokytoja Irena. Prašau pasisakyti ir jums. Tokią dieną nesinori nieko daug kalbėti. Norisi padėkoti, kad jūs esate. Viską jau mes jums pasakėme, viską jums išdėstėme ir dabar norime tik vieno. Norime, kad jūs visi gerai išlaikytumėte egzaminus. O mes neatsisveikinam. Kitais metais dar susitiksim, draugausim ne per pamoką, bet koridorių jau jūs būsit seni pažįstami. Sėkmės egzaminuose. Kviečiame 12-okus norintiems tarti padėkos žodžius auklėtėms ir mokiniams, mokytojams. Gerbiami mokytojai, mes šios laidos abiturientai norime padėkoti visiems mokytojams už suteiktas žinias, gerumą, už kantrybę. Mokyklos vadovybei ir gimnazijos skyriaus vedėjai dėkojame už nuolatinį rūpestį ir globą. Lietuvių kalbos mokytojams už tai, kad mokė mus taisyklingai lietuviškai rašyti rašinius, pastraipas, esėjai. Istorijos mokytojams, kad supažindino mus su mūsų šalies ir pasaulio praeitimi. Biologijos bei chemijos mokytojams už pažintą gamtos struktūrą. Geografijos mokytojai už suteiktą žinias apie pasaulį. Matematikams, kad išmokė skaičius taikyti gyvenime. Užsienio kalbų mokytojams už tai, kad be problemų gebėtume susikalbėti visoje Europos Sąjungoje. Ir visiems mokytojams už mokymą, ugdymą, tariame didelį ačiū. Tebūnie visos jūsų dienos gražios, lyg gaivinanti versmė, nors valandų sunkių ir bus nemaža. Dalint save kitiems gyvenimo prasmė. Dėkojame už nuoširdžius žodžius. O dabar kviečiame atlikti valdemarą. Atsiprašau. Thank you.
pagarbą, besąlygišką jūsų kantrybę ir mūsų ateitį įdėtas pastangas. Linkime jums išlikti stipriais ir supratingais. O kadangi mes mokomės viešbučių paslaugų skyriuje, tai dovanas norėtume teikti skyriaus vedėjui ir visiems žmonėms. Čia kaip ir visi mokytojai. Daugiau žodžių nebus? Nebus. Sveikatą. Mes dar labai norėjome padėkoti savo mokytojų gerą darbą už tai, kad mus mokina. Taip pat norim padėkoti savo auklėtojai už nuoširdumą, už suteiktas galimybes, už visas gyvenimas. Ačiū. Gražesnio žodžio neradom už paprastą lietuviškai ačiū, kurį išmokėt pamokų metu tarsi burtažodį. Dar dėkot norėjom už žinias, už šilumą, už rūpestį, už meilę, už tai, kad mums padėjot save rasti. Išmokėt nepalūžt, padarius klaidą. Ačiū už tai, kad esate tokie nuostabi, nuoširdi auklėtojai. Kitiem mokytojam, tai Danutei Gavenauskienei. Laukiam. Tik ne iš Vyšniausko. Kristinai Česlevičienei. Danguolei Olbutienei. Jūratei Bugienei. Danutei Matulevičienei. Jūratei Smagienei. Sigutei Adamienei. Kęstui Šežikui. Aušrai Vilimienei. Mokytojas dirba pirmame aukšte nueis, Ačiū. Jeigu daugiau sveikinimų nebus, tai aš tada sveikinu visus 12-okus šią nuostabią šimtą. Dabar padainuosiu savo naujausią dainą. Tikriausiai patys pirmieji visi išgirsite. Tik tai kelio pradžioje nepasilik, gal priglaus šimtamečiai ąžuolai nuo lietaus ir žaibų, apsaugos duoti pažadai nesukur, begalybių kelionių laikų. Aš esu tik tai žmogus ir aš žinau, kaip paukščiai dangumi keliauja. Jie mūsų sielas neša pas tave, o ten žemai namai, kur niekas jau nelaukia.
gatve, lango pro kurį nušvis dangus, kai jau pasitrauksi rytas vėl nubus ramus, išaukštai ramybės su sparnais nusileis ant pečių ir ištars tarp kelionių laikų. Tu esi tik tai žmogus ir aš žinau, tik paukščiai dangumi keliauja, jie mūsų sielas neša pas tave, o ten žemai namai tik niekas jau nelaukia, bet stipriai spaudžia savo širdise ir gal poryt sugrįšiu aš nuo aukšto kranto, nukrisiu žemės sniegų ar lietrumo delnuose, o tavo delnuose pravirkęs vaikas pasaulį vėl iškvies naujų džiaugsmų. Ir aš žinau, kaip paukščiai dangumi keliauja, jie mūsų sielas neša pas tave, o ten žemai namai kur niekas jau nelaukia, bet stipriai spaudžia savo širdyse ir gal poryt sugrįšiu aš nuo aukšto kranto, nukrisiu žemės sniegų ar lietrumo delnuose, o tavo delnuose pravirkęs vaikas pasaulį vėl iškvies naujų džiaugsmų. Ačiū. Dažnai mūsų gyvenime panašus į anekdotus. Mokyklos gyvenime tų anekdotinių situacijų būna dar daugiau. Būtų linksma, jei nebūtų graudu. Bet kartais abiturientų egzaminus įsivaizduoja kaip šventę. Pasižiūrėkime trumpą vaidinimą iš realaus abiturientų gyvenimo. Kur čia rodo? Ai, čia jie. Po darbos prašyčios įstokit, atsistokit. Labą dieną. Tu, Petriuk, stokit. Kaip reikia pasisveikint? Labą dieną. Prašau sėstis. Šiandieną visų dalykų mokytis serga, todėl aš juos pavaduosiu. Pradėsime nuo matematikos. Taip. Pas mus klasė yra 5 vaikai, taip, visi gerai. Petronėlė, pasakyk, kiek bus 2 kart 2? 3. 8. 5. Na ne? Tada 6. O tu geriau pagalvok. Gerai, 4. Tai kodėl iš karto nesakei? Na, ir tėtis mokė dėrėtis. Sėsk, geras tėtis. Na, dabar tavo eilė, Petriuk. Jeigu tavo vienoje cheminė kišenė yra 10 litų, o kitoje 30, tai ką tai reiškia? Aš nenuspėjau susidėjau. Dar vienas, sėsk. Na, čia parašyta, kad buvo namų darbai. Minutę, prašau. Nu, tai pasakyk, kas iš tave padarė namų darbus, tėtis ar mama? Garbė žodis nežinau, neužsigult. Prasideda, sėskis. Na, pasižiūrėkime, kaip jums sekasi su biologija. Pasakykite gyvūną iš B raidės. Bebras. Prašau. Bebras? Suvalės, prašau, sėsinu. O dabar pasakykite iš D raidės. 2 bebrai. Prašau. 2 bebrai. O iš klasės. Nežinau, bebrai, paskui bebras. O dabar pasakykite iš G raidės. Prašau. Gal 2 bebrai? Gal bebrai. Galiu sėsti. Prašau. Kur jūs buvo, kai Dievo smegenis dalino? Tikriausiai žaidėm slėpynių ir mūsų nerado. Taip. Petriuk, pasakyk, ką duoda žąsis? Šaunuolis, ką dar duoda? O kitaip aš tavęs paklausiu, kur tu miegi?
Ką po galvą dėti? Kaliošą. Na gerai, tai taip paklausiu, o kur tavo tėvelė miega? Ant pagalbės. Ant pagalbės? Tai ką deda po galvą? Lovą. O nesusimaišyk? Tai geriau pagalvok. Nu, gerai, kaip jūs sakėte. Pagalbė, taip. O kas bus, jeigu ją papurtysis? Tėvo plakas pasklis. O jeigu dar labiau papurtysi? Tada ir motinas. O jeigu perplėši? Švakės man. Tai kas pasklis? Kaip? Šaunuolis, tai ką tavo žąsis? Sakiau, kiaušinių. Sėsk kiaušinių. Na tai ką, prieikime prie dailės. Prašau, kur jūsų lapai? Galite Neturiu. Lapą galite Visada taip. Kas aš čia kioskas? 10 centų. Nupieškit man pievoje besiganančią karvę. Staigiai. Tai lapą duokite. Turi įsigyti. Tai jūs mokytojai. Jūs kaip jūs nutraukite? Taip, kas nupiešė jau? Na, ateik, kas jau, parodyk. Tai kurgi žolė? Karvė suėdė. O tai kur ta karvė? O ką jie temėje nėra žolės? Prašau. Jums tik Dievas gali padėti. Tad reikime prie tikybos ir etikos. Vaikai, kuris iš jūsų nori patekti į rojų? Onutė? Tol ko nekeli rankos? Nes manoma liepia po pamokų namo grįžti. O kaip manote vaikai, kas yra egoistas? Egoistas? Tai toks žmogus, kuris niekada negalvoja apie mane. Sėsk. Na, šakis. Tai vaikai, kuris mano, kad esat kvailys? Prašau atsistok. Jaunuk, tu manai, kad tu esi kvailys? Na ne tamsta mokytoja, bet nepatogu pasidarė, kai jūs viena stovi. Užė, sėsk. Gerai. Pasimkite lietuvių kalbos vadovėlius. Įsidalykit, prašau. Šiandien mokysimės žodžių asmenavimo. Veiksmažodis bus dainuoti. O kuris puslapis? Susiras turinį. Sužinosim. Čia yra tos. 9. Taip, Petriu, jeigu tu dainuoji, kaip tu pasakysi? Tu man? Ne, man. O jeigu tavo sesuo dainuoja, kaip tu pasakysi? Tu duoti. Tikriausiai viskas. O skambutis, kad dabar žinau, nes jau mąstu jums kaip važiuoju atstovas. Tai jau užjaučiau. Viskas? O, jūs prašys viskas. Ačiū Dievui, baigęs pamoką nedaug geriau. Kaip jie egzaminus išlaikys, aš taip negalvoju? Nedaug galvoti. Taip, tikriausiai. Kol pasiruoš sekančiam etapui, padainuosiu. Tau baisu ir man sunku, ar mes laimingi iš tiesų, mes norim keista link save, nematom to, kas viduje. Bet viduje mes lygus, lyg brolis ir sesuo, ar tu tiki dar tuo? Per žemės ir dangaus pasiklydome mes, ar laukiu to lietaus, ir laukiu jo aš, kur vėjas ilga mus pagada nuneš, mus pagada nuneš. Per žemės ir dangaus pasiklydome mes, ar laukiu to lietaus, ir laukiu jo aš, kur vėjas ilga mus pagada
svarbu, ar mes laisvi, ar taip ir bus, kol tu esi, kol aš esu. Po šio jau niekas nebaisu, nes viduje mes lygus, kaip brolis ir sesuo, ar tu tiki dar tuo? Tarp žemės ir dangaus pasiklydome mes, ar lauki to lietaus, kaip ir laukiu jo aš, kur vėjas su audra mus pagavę nuneš, mus pagavę nuneš. Tarp žemės ir dangaus pasiklydome mes, ar lauki to lietaus, kaip ir laukiu jo aš, kur vėjas su audra mus pagavę nuneš, mus pagavę nuneš. Tarp žemės ir dangaus pasiklydome mes, ar lauki to lietaus, kaip ir laukiu jo aš, kur vėjas su audra mus pagavę nuneš, mus pagavę nuneš. Tarp žemės ir dangaus pasiklydome mes, ar lauki to lietaus, kaip ir laukiu jo aš, kur vėjas su audra mus pagavę nuneš, mus pagavę nuneš. Ačiū. Na ką, dabar girdėjau. Dabar girdėjau, kad pas mus svečių atvažiavo. Kas čia bus? Alio. Man jau patikti. Ven
Gerbiami abiturientai, kviečiame perduoti simbolinį mokyklos raktą ir perskaityti testamentą ateinančioms kartoms. Pametė raktą, žinokit, ar turėjo. Raktas čia. Oi, čia mūsų paliekamas testamentas. 11. Paliekame neklibančius suolus, nenudaužta ir tarakonų neužpulta mūsų valgykla, ne visada veikianti medpunktą. Paliekame visus mokyklos kampus, prie kurių susitikdavom per pertraukas. Nenurašinėtas sienas ir palangės, o svarbiausia, pati nuostabiausia ir nesugadinta mokyklos kolektyvo. Stenkimės, kad mirtumėm ir nenusiskundimo, nes mes tikrai dar sugrįšime. Tai ką, viskas mūsų rankose? Dabar aišku, darysiu, kurio atreikia. Tai dėkojame visiems dalyvavusiems, mokytojams, abiturientams, svečiams. Linkime sėkmės egzaminų maratone ir kviečiame visus įsijungti į paskutinę skambučio dainą. O kas čia per dainą? Aš tai nemoku. Šokti, mano moku. Aš ką moku? Kartu mokyklą. Bet man nepatinka. Patylėk. Taip. Viskas praeina, mes išsiskyrėm, kodėl neklaus manęs. Bėgantis laikas, kurį sunku pamiršt, man ateina tau. Dar širdies, dar jausmų, kuriuos tau galinu, kai esi šalia, tai manim tikėk. Noriu paliest tavo rankas, noriu vėl tave atrast, bet turiu išeit, kad sugrįžt atgal. Darom sudie, mojam ranką, laikas neša nuo tavęs, laukia kiti. Darom sudie, turim vilties, vėliai grįžti, kol skambės mūsų ilga, kuri yra skirta tik tau. Liks atminty žodžiai šakny, jie neleis užtraukelį, laikas ratu neša pas tave. Noriu paliest tavo rankas, noriu vėl tave atrast, bet turiu išeit, kad sugrįžt atgal. Darom sudie, mojam ranką, laikas neša nuo savęs, laukia kiti. Laukiami veidai, darom sudie, turim vilties, vėliai grįžti, kol skambės mūsų daina, kuri yra skirta tik tau. Dabar visi. Darom sudie, mojam ranką, laikas neša nuo tavęs, laukia kiti. Laukiami veidai, darom sudie, turim vilties, vėliai grįžti, kol skambės mūsų daina, kuri yra skirta tik tau. Darom sudie, mojam ranką, laikas neša nuo tavęs,
laukia kiti, laukiami veidai. Dar sudie, turim vilties, per grįžti tos gandais. Mūsų eina kuri yra skirta tik tau. Mūsų eina kuri yra skirta tik tau. Mūsų eina kuri yra skirta tik tau. Na ką, sėkmės visiems.